smuikininkų ansambliui, mokytojai Ingridai Libeitienei, akompaniatoriai Gailei Šimonienei. Bėgo, nubėgo metai. Metų ratas sukasi taip greit, kad atrodo tik prasidėjo, o jau skaičiuojam paskutinės metų dienas. Šiandien, brangieji, jūs sukvietėm vėl pabūti kartu. Gruodžio mėnuo sklidinas gerumo. Gruodžio mėnuo sklidinas labai gražių skaičių ir tikiu gėrio, meilės, šilumos ir padėkos vienas kitam. Metai buvo įvairūs ir dėja jie nešė ne tik džiugesį, jie nešė ir netektis. Todėl šiandien kviečiu jūs visus kartu su mumis prisiminti tuos, kurie paliko mus šiais metais. Kviečiu juos paminėti tylos minute. Ačiū. Tikim, kad mūsų bendruomenės nariai, kurie paliko mus, stebi, laimina ir džiaugiasi, kad mes skambame, kad mūsų mokykla sklidina mokinių ir ji klega džiaugsmu, klega šypsenomis, klega šurmuliu, klega dainomis. Jūsų dėmesį mūsų 4 klasių choras, kuris atliks dainas Snaigių šalikas ir Vaikystės pasaulis. Mokytoja Živilė Sitnikienė akomponuos. Kas akomponuos? Gal mokytoja Irina Tautkuvienė? Atsiprašau, aš Adomaitienė mokytoja, bet akomponuotoja Irina. Taigi, choras Lakštikė. Tokia daug turime, pasiskaičiuoja. Skamba viltingi
jaunučių chorų mokytojai Aušrai Adomaitienei, akompaniatoriai Irinai Tautkuvienei. Šiaulių Ventos progimnazija skaičiuoja jau 53 metus. 53 metus šioje progimnazijos erdvėje skamba be galo daug muzikos. Gal dėl to ir mūsų mokyklos vizija yra muzika, tiesa, šviesa. Visi pasaulio žmonės žino, kad jei nemoki kažkokios tautos kalbos, gali kalbėti muzikos kalba. Nes muzikos kalba yra ta, kuria susikalba kiekvienas. Tikiu, kad muzika ugdo kilnesnį, gražesnį, šaunesnį, stipresnį, kultūringą žmogų. O štai į sceną renkasi ir mūsų jau ūgtelėję 7-8 klasių mokiniai, kurie pasirinko meninės raiškos programą, Karlo Orfo programą. Ir jūs matote čia įvairiausių muzikos instrumentų, pušamųjų, styginių, gitaros taip pat dar nepriskiriamos. Jiems vadovauja 3 mokytojai – Ramunė Urniežienė, Laimonas Tamošiūnas ir Loreta Stankuvienė. Taigi, kokį mes turim projektinį pasirodymą, netrukus ir išgirsite. Jų kūrinys Atgimstanti meilė. Pasiklausykim.
perskaitė visą kūrinių popurį. Šaunuoliai. Labai graži jūsų ūktis ir labai šauni improvizacija. Ačiū Jums. Taigi, kiekvienais metais, peržiūrint strateginį planą, mes visi kartu bendruomenėje, mokiniai, tėvai, mokytojai, visi įsivertinam, kas yra mūsų stiprybės, kas yra mūsų silpnybės, galimybės, grėsmės. Na ir man, kaip vadoviai, labai gera girdėti mokinių nuomonę, kai jie įvardina, kad mokyklos stiprybė yra šaunūs, geri mokytojai. Taigi šiandien mūsų bendruomenės vakaras yra ir padėkos vakaras. Šiandien kartu su bendruomenės nariais peržiūrėję, įsivertinę veiklas, mes nusprendėm padėkoti tiem, kurie darė šiek tiek daugiau nei parašyta pareigybėse, šiek tiek daugiau nei leidžia darbo laiko normą, šiek tiek daugiau nei telpa į dalyko rėmus. Taigi skelbiu padėkų laiką mokytojams. Kviečiu anglų kalbos mokytoją Vaidą Bernikienę ir įteiksiu nuoširdžią padėką jai už prisiimtą lyderystę, projektinę veiklą ir siekį, kad Juventos progimnazija būtų tvaresnė. Kiekvieną šį vakarą apdovanotą pasieks ir mokinių rankomis pagaminti paukšteliai. Tikriausiai akivaizdus simbolis skrydžio, siekio, svajonės. Kviečiame mokytoją Aureliją Dirginčienę, kuriai įteiksiu nuoširdžią padėką už mokinių gebėjimų atskleidimą per įvairiausias veiklas. Nuoširdi padėka taip pat ir mūsų mokytojai, istorijos ir fizikos mokytojai Laimai Filomenai Jonaitienei už gabių mokinių ugdymą, STEAM veiklos sklaidą įstaigoje ir už jos ribų. Ar yra Laimai Filomena? Nesimato, perduosime. Deja, laikas toks, kad ligos irgi mūsų per daug neklausia. Taip pat nuoširdį padėka keliauja mokytojai choro vadoviai Loretai Lekutieniai už chorinės kultūros puoselėjimą sklaidą įstaigoje, mieste ir šalyje. Nuoširdi padėka keliauja šokio mokytojai Astai Rimkuvienei, kuri taip pat šį vakarą serga ir jos nėra. Bet mūsų gretose yra taip pat muzikos ir choro mokytoja Živilė Sitnikienė. Jai padėka už mokyklos muzikinio ugdymo sklaidą mieste ir šalyje. Prašome įamžinti mūsų nominuotas mokytojas. Ačiū Jums. Ir muzikiniam sveikinimui brangiosios Jums skamba 7 klasės mokinės, solistės Marijos Barzelytės daina. O daina vadinasi Panis Angelikus. Mokytoja Živilė Sitnikienė, akomponuoja Irina Tautkuvienė.
Mokytoja šiame gražiame statinyje. Ir kągi tie vaikai veiktų, jeigu ne mūsų aplinkos darbuotojai, kurie nuolat rūpinasi, kad mokykla būtų švari, kad būtų saugu, kad būtų jauku, kad visi būtų pamaitinti, kad maitinimas būtų tinkamas. Taigi šiandien noriu taip pat padėkoti ir aplinkos darbuotojams, kurie šiais metais taip pat padarė šiek tiek daugiau, nei kad telpa į jų pareigybės. Šiandien nuoširdžiai dėkoju alumnui, tėčiui ir mokytojui, kurio dėja šiandien nėra, kuris ėmėsi iniciatyvos ir labai pagelbėjo mums įgyvendinant saugios mokyklos projektą. Tai mokytojas Aivaras Mundinas. Aplodismentai jam, kurie visi koncertuoja. Kad būtų visi finansai laiku ir teisingai panaudoti, mes turime nuostabią darbuotoją. Tai mūsų administratorė Alma Rubavičienė. Dėkuoju jai už nesuskaičiuojamas darbo valandas, skaičiuojant mokyklos finansinę gerovę. Kviečiu ateiti atsiimti padėkos. Taip pat nuoširdžiai dėkojame mūsų valytojai Vitai Patkauskienei už tylų ir stropų darbą, kad mokykla būtų tvarkinga ir švari. Ar turim Vita, ar yra? Tikrai buvo informuota. Dėkime drąsiai. Nuoširdžiai dėkojame mūsų darbuotojui Vaidui Žemlauskui už atsakingą ir rūpestingą darbų atlikimą, kuris visada bus, kai reikės, ir padarys daugiau, nei kad jo prašo. Prašom, drąsiai, drąsiai. Na ir taip pat nuoširdžiai dėkojam mūsų valgyklos vedėjai Daivai Bargailienei už kantrų, atsakingą, rūpestingą maitinimo organizavimą progimnazijoje. Ypač kaip taip stipriai keičiasi tiekėjai ir kiekvieną rytą nežinai, gausi reikalingus maisto produktus ar ne. Taigi drąsiai dirbti. Ačiū mūsų šauniai aplinkos komandai, aplinkos darbuotojų komandai, nuotrauką ir muzikinis kūrinys. Ačiū Jums, mielieji. Padėką Jums skiria mūsų taip pat solistė Fausta Briškytė. Atliekama daina Padėk man mylėti. Mokytoja Živilė Sitnikienė. Gerbama ir jautrumu
statinys būtų tuščias ir nimbus, tylus ir tikriausiai mažai gal reikalingas, jei ne jame klebantis mokiniai, tėvai, kuriems reikalingas švietimas, kurie išsiskiria savo kiekvienas individualia ir neaugtimi charakterių bruožai, savybėm. Kiekvienas turi savo svajones, kiekvienas nori augti, kiekvienas siekia. Ir šiandien taip pat mes norime pasidžiaugti tą šiek tiek sėkmingesnę sėkmę, didesnė sėkmė mūsų taip pat šauniem mokiniam. Mes turime ypatingai per šiuos metus išryškėjusią klasę, kuri sugebėjo imtis iniciatyvų, nukeliauti į Vilnių, ten laimėti konkursą, garsinti mokyklos vardą ir parodyti, kokie mes esame išskirtiniai. Taigi dėkojam 7A klasiai ir klasės vadovėje Editai Valaitienei už mokyklos vardo garsinimą, aktyvią socialinę, pilietinę veiklą. Ir kaip tik auklėtiniai teikia padėkas, tai įteikite ir dar man patalpinkite, po to galėsit nuotraukoje kartu atsistoti, įteikite auklėtinį. Taip, mes šiandien taip pat nuoširdžiai dėkojam Faustai Burškytei, 7 klasės mokiniai, už mokyklos vardo garsinimą. Tai taip pat 7 klasės mokiniai. Mes taip pat dėkojam Mėtai Marijai Barzelytei už mokyklos vardo garsinimą. Tai taip pat 7 klasės mokiniai. Šios dvi merginos tarp kitko išsiskiria tuo, kad ne tik puikiai dainuoja ir garsina mokyklos vardą, bet negaili laiko ir rūpesčiui apie mokyklą. Rasi jas po pamokų, begražinančias aplinkas, net smagu stebėti. Mes taip pat labai džiaugiamės ir sveikiname Diną Urbaitę, kuri yra mokinių Seimo narė ir labai aktyvi socialinėje pilietinėje veikloje. Deja, šiandien Dina po pamokų dalyvauja dailės mokykloje, darbų peržiūra labai rimtas dalykas. Taigi linkėjimai Dinai. Na ir džiaugiamės Lėja Masiulytė už itin aktyvią socialinę pilietinę veiklą skirtą mokyklos ir miesto bendruomeniai. Ar yra Maja Masiulytė? Perduosime sveikinimus ir labai džiaugiamės nuotrauką, kad mūsų mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiose socialinėse pilietinėse veiklose. Ačiū, galite grįžti į vietas. Ir jie puikiai talkina darželiuose, vesdami veiklas ir tikriausiai pasimatuodami auklėtojo, dabar jau mokytojo profesiją. Jie gali atlikti pagalbos darbus senelių namuose, taigi esame įvairiapusiški ir augam visose srityse, ne tik mokslumo ar pažangumo. Taigi muzikinis sveikinimas. Mūsų fleitininkų ansamblis jau pasiruošęs 5-7 klasių fleitininkų ansamblio dominantė, kūrinys Kalėdinės melodijos mokytoja ir akomponiatorė Gaiva Šimonienė.
tačiau mieste kito tokio nėra. Taigi, galima sakyti, kad viskas prasideda nuo pastato, bet ne, viskas prasideda nuo žmogaus. Jei nebūtų Šiauliuose tiek gražių, šaunių jaunų šeimų, kurioms reikalingas švietimas, ugdymo įstaigos, tai nebūtų reikalingos joks statinys, jokie mokytojai, neturėtume darbo. Taigi, mėly, brangus mūsų progimnazijos tėveliai, ne tik šis mėnuo, bet kiekvieni metai, kiekviena diena be jūsų nuoširdaus indėlio, be kiekvieno vaikučio suruošimo, be prisidėjimo, be atliepimo į kvietimus, kuriuos mes tikriausiai taip dažnai siunčiame jums Tamo dienyno pagalba, nebūtų tiek gerovės, kokią sukūrėme čia ir dabar. Ir šiandien aš noriu labai nuoširdžiai padėkoti kiekvienam iš jūsų. Iš tikrųjų, kiekvienam iš jūsų tikriausiai reikėtų teikti tą padėką. Bet pasistengėme irgi išgryninti tuos perliukus, kurie ypatingai per šiuos metus gelbėjo, talkino ir buvo šalia mūsų. Taigi nuoširdžiai dėkojame mamytei, Daivai Vozbutei už nuolatinę pagalbą ir paramą, organizuojant įvairias veiklas, sprendžiant įvairius klasės ir progimnazijos bendruomenės klausimus. Ar turi mamytę? Kiek žinau, tai yra 8 B klasės bendruomenės narė. Auklėtoja perduos, prašom. Perduos sveikinimai ir linkėjimai. Nuoširdžiai dėkojame Dagienei Laimai už skirtą laiką progimnazijos gerovės kūrimui ir puoselėjimui. Tai džiaugiamės gyvame net jaunimukės vaikučius. Ačiū jums. Linkėjimus siunčiam dėja negalinčiai dalyvauti progimnazijos tarybos pirmininkei Jurgitai Grigaliūnaitei už nuoširdų ir stropų vadovavimą progimnazijos tarybai. Šiais metais ypatingai gražiai pas mus išryškėjo taip sutelktai 1 D klasė. Ir 1 D klasės bendruomeniai noriu ir skiriu nuoširdžią padėką už puikų startą įsitraukiant į progimnazijos bendruomenės veiklas. Kviečiame bent vieną atstovą iš 1 D klasės. Ar turime? Sveikinimai, linkėjimai visai klasiai. Ačiū už jūsų nuoširdų indėlį. Na ir taip pat nuoširdžiai dėkojam 6 A klasės Liepos Vaidžiūtės šeimai už paramą mokyklai, pagalbą klasės vadoviai. Mes labai gražiai atsinaujinome visus sėdmaišius ir net įsigijome naujų jūsų dėka. Ačiū jums labai. Ačiū, mėly tėveliai. Ačiū. Na ir aišku, jums taip pat muzikinė padėka ir sveikinimas. Tai mūsų nominuotų šauniųjų merginų duetas. Fausta, Mėta, ar jūs dar čia su mumis? Oi, atsiprašau. Gal net tas merginas noriu pakviesti. Nu, suporuosiu. Taigi, Liepa ir Danielė mums atliks dainą Winter Wonderland. Nuostabus stebuklų pasaulis. Klausom. Walking in a winter wonderland, gone away.
Na ir aišku, kad esame bendruomenė, reikia kažkam ir vadovauti. Aš šiandien iš tikrųjų labai nuoširdžiai dėkoju savo komandai, savo pavaduotojams, skyrių vedėjams, o ypatingai dėkoju muzikos skyriaus vedėjai, kuri, kai šiemet mes minėjom formalų švietimą papildančio muzikinio ugdymo 20 metų sukaktį, ne tik 20 metų, bet visus tuos metus, kuriuos sunku tikriausiai ir besuskaičiuoti, lydėjo, vedė, skaičiavo, motyvavo, tai mūsų pavaduotoja Violeta Juokauskienė. Mieloji Violeta, nuoširdžiai dėkoju už kiekvieną renginį, už kiekvieną sužiūrėtą vaizduką, už muzikos mokytojų uždegimą, palaikymą ir vedimą. Ačiū, kad esat. Jūs esat šitos mokyklos vertybė. Padėka jums. Na ir aišku, kaipgi be muzikinio sveikinimo, kurį skirs 8 klasės vokalinis ansamblis Volungė. Daina Nutieskim tiltus. Lai tie tiltai tarp mūsų visų vaikų, tėvų, mokytojų ir mūsų administracijos visada bus patys gražiausi, sklandžiausi, tiesiausi ir pasiekiamiausi. All
Ačiū merginų ansambliui Volui, Jamonui, Aušrai, Adomaitei. Taigi tiltai yra keisti ne tik tarp mūsų. Tiltai visada privalo būti ir tarp tų, kurie mus globoja, kurie rūpinasi, kad mes veiktume teisingai, kryptingai, reikalingai, sumaniai. Džiaugiamės, kad mūsų tarpe yra mus kuruojantis, mus prižiūrintis Šiaulių miesto švietimo skyrius. Mes turime svečiuose švietimo skyriaus vedėją Editą Milkuvienę. Taip pat ir mamytę, vedėjos pavaduotoją Sandrą Renkaitę Bumbauskienę. Mes taip pat turim atsakingą už strateginį valdymą ir taip pat mūsų projekto Saugi mokykla prižiūrėtoja Silva Sabaliauskienė. Labai džiaugiamės, kad jūs visada matote mus, kad visada esate su mumis. Kviečiame švietimo skyriaus vedėją Editą Milkuvienę tarti žodį. Labas vakaras, miela progimnazijos bendruomenė. Direktorė įvardijo, kad aš ne viena, bet mes ir atsinešėme dovanų. Taigi labai ačiū Jums visiems už šiandienos galimybę pabūti Jūsų ypatingoje šventėje. Tai yra padėkos vakare, kada dovanojate ne tik savo, bet ir visam miestui ypatingą dovaną. Nes turite labai didelius turtus, tai muzika. Muzikinė dovana, aš manau, ji pasiekė už šios mokyklos sienų visą mūsų miestą, mūsų miesto bendruomenę, kiekvieną šeimą. Taigi labai Jums ačiū visiems, tiek mokiniams, tiek mokytojams, tiek tėveliams, už tai, kad brandinate savo vaikuose ypatingas vertybės. Vertybės, kurios atsiskleidžia geriausiai turbūt per meną, per muziką. Nes šitaip vaikas auga, augina ir mus visus. Taigi labai norėtųsi Jums palinkėti tą gražią švenčių progą. Artėja įspūdingas laikotarpis, kalėdinis laikotarpis. Taigi labai norisi Jums palinkėti, kad šis laikotarpis Jums būtų be galo dosnus. Gėrių, šiluma, meilė. O visą kitą Jūs turite. Labai ačiū, kad Jūs muzikuojate. Aš tikrai tikiu, kad mes visi esame labai stiprus. Ir muzika Juventoje bus visada gyva. Ačiū Jums. Raštelis krenta ir iš švietimo skyrių, kaip ir palinkėjimai gyvuoti ir Jums sėkmingai, užtekti sveikatos visiems artėjantiems iššūkiams. Šitos dovanos skirtos vaikams. Pažadam neliesti ir perduoti vaikams. Padėsim čia, o paukšteliai keliauja į švietimo skyrių, tai apsikeisim. Ačiū. Ačiū visiems. Ačiū Jums labai. Ačiū už dovanas. Na, bendrystė mus sieja ne tik su Šiaulių miesto švietimo skyriumi. Mes turime labai daug draugų. Jeigu stebite mūsų tinklapį, Facebook paskyrą, matote, kad Jurgio parapijos bažnyčios sienas jau puošia mūsų mokinių darbų paroda. Mes ruošiamės 20 dieną pradėti kitaip, šventomis mišiomis ir tikrai kviečiame visus, kas gali tam skirti laiko, dalyvauti juose. Mes džiaugiamės, kad labai gražiai bendraujame ir laukiame pas mus atvykstančių mažiukų iš Lopšelių darželių. Mūsų partneriai yra Lopšelis darželis Drugelis, Berželis, Kregždutė, na ir pats artimiausias Ąžuoliukas, kurio vadovė visada palaiko mus ir būna su mumis. Tai kviečiu Ąžuoliuko Lopšelio darželio direktorę. Ar yra? Buvo pranešusi, kad dalyvaus. Matyt, planai pasikeitė. Nėra. Perduosime padėką jai už nuolatinį ir labai gražų šiltą bendravimą ir bendradarbiavimą. Taip pat matėte, kad jau ilgus metus Šiaulių Juventos progimnazija yra ta progimnazija, kuri labai aktyviai įsilieja į maltiečių organizacijos veiklas ir visada papuošia renginį muzikiniais pasirodymais,
Kiek gali, tiek suaukojam ir remiam maltiečių organizaciją savo darbeliais ir lėšomis. Taigi, kartu su mumis tikrai žinau, kad yra. Kažkur tikrai mačiau, kad sėdėjo Aušra Simonovičiūtė, maltiečių organizacijos Šiauliuose, kuratorė, vadovė. Taigi, nuoširdį padėka Aušra už bendrystę. Ačiū, kad esate ir kad sudarote sąlygas mums visiems ir mūsų mokiniams būti, tapti geresniais ir auginti savyje tą tikrąjį žmogiškumą, kuris reikalingas visiems, o ypač vyresnio amžiaus žmonėms. Ačiū, Aušra, stiprybės jums darbuose. Na ir mato, mūsų jaunių choras. Drįsiu taip pat pasidžiaugti ir pasigirti, kad gausiausias Šiaulių mieste jau laukia jūsų dėmesio. Išgirsime 2 kūrinius. Eva Bulė, malaiziečių vaikų šventinė daina, perkusija pritarė Eglė Urbutytė, mokytojas Aivaras Mundinas, varpelių choralas, mokytoja Loreta Mikutienė, akomponuoja Irina Tautkuvienė.
Taigi tikriausiai pritarsite, nėra gražesnio jausmo už dėkingumą. Tai, ką sukuriame kartu, augindami ir augdami, atrodo dirbdami paprastą darbą, būdami mokytojais, būdami tėvais, būdami sesėmis, broliais, būdami vadovais. Mes kiekvieną akimirką suprantam, esam šioje žemėje laikini. Viskas taip trapu, viskas taip greitai kinta. Tai užsimiršta tai, kas buvo bloga. Gyvenkim ateitim, gyvenkim šviesa, gyvenkim tikėjimu ir viltim, kad viskas bus gerai. Ačiū, brangieji, ir lai skamba tyli naktis. Viskas miega.
Ačiū už šį stebuklą. Muzikos mokytojams, šauniesiems mokiniams, jums brangus tėveliai ir svečiai. Taip pat dėkojam ir garso bei šviesų režisieriui Tomui Laugaliui, kuris taip pat filmavo. Tikim, kad šis koncertas bus mūsų mokyklos YouTube kanale. O bendruomenės narius dar kviečiam pasipūti, aptarti renginį prie arbatos puodelio. Mus remia Prezos kepyklėlė. Visiems ramaus, gražaus vakaro.